Sveiki sugrįžę po pietų. Turime trečiąjį pranešimą. Šį kartą režisierius Karolis Kaupinis. Man buvo leista pareklamuoti, kad sausio mėnesį pasirodys naujas Karolio filmas, vadinasi Badautojų namelis. Laukite žinių. Welcome to yet another session at NIDA Forum. It is my great pleasure to present director Karolis Kaupinis, and his new movie will be screened in January in Lithuania, so you are all very welcome to see it. How is it called in English? In English, it's translated as Hunger Strike Breakfast. Cool. An oxymoron, like that. Okay. So, microphone is yours. Mano pranešimas buvo parašytas kaip imperija ir kolonija, bet aš paskui supratau, kad aš pats susimakalavau savo savokose ir turbūt jį reikėtų pavadinti arba imperija, arba metropolija ir kolonija. Tai beskaitant gal suprasit kodėl. Imperija. Imperija tai metropolija ir jos kolonijos. Tam, kad imperija egzistuotų, reikia, jog metropolija kolonijų turėtų ir jas tarpusavyje sietų simbiotinis ryšys. Simbiozė. Metropolija nežino, kas ji yra, jeigu ne metropolija. Todėl netgi praradusi kai kurias savo kolonijas metropolija nuolatos primena savo, kitiems ir toms kolonijoms, kad kolonijos buvo ir iki šiol yra metropolijos kolonijos, net jeigu formaliai taip nebėra. Apie save ir savo vietą pasaulyje kolonija mąsto per santykį su metropolija. Ji klauso ir reaguoja į viską, ką metropolija kalba ir daro, o ką nors sakydama arba darydama pati galvoja, kaip į tai sureaguos metropolija. Kolonija kartoja, kad ji ne metropolija, tačiau nuolat reaguodama į metropolijos kalbas, ji niekada nepamiršta esminių metropolijos egzistavimo principų. Ir taip nejučia juos nuolat taiko savo pačios gyvenime. Tie principai. Dydis. Metropolija yra didelė. Ji tokia didelė, kad jos provincijos gyventojas dažnai nėra buvęs net metropolijos sostinėje, ką jau kalbėti apie užsienį. Dydis yra viena pagrindinių savybių, kurią kolonija pasigirti negali. Būtent dėl to, kad kolonija yra maža, metropolija ją kolonija ir laiko. Savarankiškų politinių darinių anot metropolijos gali būti tik didelis, o mažas tai gali būti kažkieno kolonija. Kadangi dydis yra vienas iš nedaugelio metropolijos turimų išskirtinių privalumų, jį metropolija laiko ir svarbiausių vertės matų. Didesnis arba daugiau visada reiškia geresnis arba geriau. Dėl to metropolija ir jos gyventojai nuolatos siekia pasididinti teritoriją, gyvenamąjį plotą, automobilį arba kūno dalis. Nors metropolija yra didelė, kalbėdami apie save, ji dažnai primena, kad yra didelė. Pavyzdžiui, prideda būdvardį didžioji prie savo pavadinimo, nes niekada pakankamai didelė nesijaučia ir vis bijo būti per maža, kad kas nors nepaverstų jos koloniją. Svarbiausia metropolijai dydis kaip forma, o jį užpildantis turinys svarbus mažiau. Jos teritorija gali būti neprižiūrėta, maistas prastas, miestai negražus, tualetas lauke, vaikas žuvęs ar karo invalidas, tačiau jeigu invalidų jis tapo didina metropolijos dydį, viskas gerai. Dydis, jei ką, ir pagrindinis metropolijos pasiteisinimas, kai paaiškėja, kad ten kas nors ir vėl neveikia. Jei būtume Šveicarijos dydžio, čia viskas irgi veiktų kaip laikrodis. Kolonija paklūsta principui, kad dydis reiškia pranašumą, todėl nors yra maža, nuolatos savo ir kitiems bando įrodinti esanti didesnė nei yra. Mūsų visame pasaulyje net 4 milijonai. Buvusi savo dydį kolonija pabrėžia ir kalbėdama apie savo tolimą praeitį, ji niekada nepraleidžia galimybės patraukti per dantį už save mažesnių, vien tik dėl to, kad mažesni. Gyventojų kiekiu šiuo metu kolonija mažėja, metropolija jai primena, kad ji didėjo tik tada, kai buvo metropolijos kolonija, kodėl didėjo nesvarbu. Metropolija negali pakęsti, kai jos įsitikinimas dydžio pranašumų sugriūva. Pavyzdžiui, paaiškėja, kad metropolijos sporto komanda nusileidžia kolonijos sporto komandai arba vidutinis pensijos dydis metropolija nusileidžia vidutiniai pensijai kolonijoje. Todėl metropolija nemėgsta skaičiuoti dydžių vienam gyventojui, nes tada kolonija ją dažnai lenkia pagal aukas per karą
ar pagal BVP. Pavyzdžius, kai kolonija ją pralenkia, metropolija aiškina savo pasiaukojimu kolonijos geroviai, neva metropolija pati atsisakė geresnio kąsnio, kad tik sukurtų kolonijos klestėjimą. Bet pripažinti kolonijos klestėjimą reikštų nuneigti dydžio pranašumo principą, tad metropolija nuolat įtikinėja, kad po atsiskyrimo nuo metropolijos kolonija gyvena žymiai blogiau. Kolonija tai seka, retransliuoja, atsikirtinėja, o dalis kolonijos tiki dėl jau minėto dydžio pranašumo principų. Jeigu ką sako didelis, vadinasi tiesa. Kolonija irgi nervinasi, kai dydžių už ją mažesnės kitos buvusios kolonijos pranoksta koloniją kokiais nors rodikliais. Metropolija nemasto kolonijos dydžiais, kolonija nesugeba mąstyti metropolijos dydžiais. Metropolija nesuvokia, kaip gali būti gražu ar gera tai, kas maža. Kolonija nesidomi dideliu pasaulio anapus kolonijos ir metropolijos. Dažniausiai seka tik vietinės reikšmės žinias. Nesidomėti dideliu pasauliu metropolija savo neleidžia, tačiau juo domisi tik tai per galios prizmę. Galia. Savo dydį metropolija visada sutapatina su galia. Tik didelis metropolijos nuomonė gali būti galingas. Metropolija nepripažįsta specifinių mažo stiprybių, nes tai pažeistų dydžio pranašumo principą ir panaikintų pagrindinio jos turimo privalumo dydžio vertę. Būtent per galią metropolija nustato ir savo santykį su aplinkiniais. Neutralus būvis tarp dviejų skirtingos galios subjektų metropolijoje neegzistuoja. Silpnesnis turi paklusti stipresniam, nepaisant to, kuris iš jų teisus. Todėl galia čia reiškia ir teisybę. Toks santykis reiškiasi visose metropolijos visuomeninio gyvenimo formose – mene, politikoje, kalėjime, kareivinėse ir taip toliau. Šiuo principu paremti tiek metropolijos piliečių tarpusavio santykiai, tiek ir metropolijos santykiai su kitais politiniais dariniais, pirmiausia su jos kolonijomis. Todėl jei metropolija pastebi, kad kolonija bendrauja su kuo nors kitu didesniu už save nei metropolija, jie automatiškai laiko tokį bendravimą tarnystę arba vergyją. Metropolija netiki, kad kas nors stipresnis su silpnesniu elgtųsi ne taip, kaip nori, o kaip teisinga, kadangi žodis teisinga atskirai nuo žodžio galia metropolijos gyvenime neegzistuoja nei kaip praktika, nei kaip idealas. Todėl galingas metropolija daro ne tai, kas teisinga, o tai, ką nori. Dažnai tai sukelia silpnojo skausmą ir kančią, todėl galia metropolija kelia baimę, kuri čia vadinama pagarba. Kadangi kolonija negali pasigirti dydžiu, iš kurio metropolija kildina galios principą, kolonija jaučiasi stokojanti ir galios. Į mažojo stiprybės jį irgi nesiorientuoja, nes jų galia nelaiko metropolija. Todėl iškilus ginčui su metropolija, kolonija nedrįsta pagalvoti, kad galėtų su jį nesutikti, nes netiki, kad ji galėtų būti teisi ginče su metropolija. Nes pagal metropoliją galingas visada teisus. Todėl jeigu galingas turi pretenzijų, jos pagrįstos, nes tai didelio ir galingo pretenzijos. Galingo visada yra valdžia. Valdžia. Valdžia eiliniam metropolijos gyventojui atrodo labai galinga ir labai didelė, o metropolijos valdžia taip stengiasi atrodyti, nes tik galingas valdžia turi. Valdžia nevaikšto pėsčiomis, arba jei vaikšto eina su batais ant platformų, važiuoja dideliai mašinam ir dideliu jų kiekiu, gyvena dideliuose rūmuose ir tokių rūmų turi daug. Valdžia nerenkama, tai užkoduota metropolijos kalboj, visoko postavlenai činovnik. Valdžia tiesiog nusileidžia iš viršaus, iš ten nuleidžiamos bet kokios iniciatyvos, skirtos ką nors metropolijoje pakeisti, kadangi metropolijos gyventojas pats jaučiasi per mažas ir per silpnas, kad ką nors keistų tokioje didelėje ir galingoje metropolijoje. Dažniausiai jis nieko pakeisti nebando, pokyčių reikalauja iš valdžios, o kito metropolijos gyventojo bandymas ką nors keisti jam kelia pyktį, nes visi žino, kad nieko pakeisti paprastas metropolijos gyventojas negali. Reiškia, jeigu kas nors bando ką nors keisti, jis nėra paprastas gyventojas, o yra pasislėpusi valdžia. Valdžia galinga, todėl teisi, bet kelia skausmą, todėl bijok valdžios, bet neapkesk. Valdžiai leistina tai, kas paprastam neleistina, valdžia atleista nuo to, nuo ko neatleisti visi kiti. Kolonijos gyventojai valdžia irgi žiūri įtariai, nes ilgą laiką niekas iš kolonijos iš viso valdžia būti negalėjo. Jie buvo tik pasiuntiniai iš metropolijos arba labiausiai jie atsidavė metropolijos tarnai. Todėl kolonija dar ir dabar galvoja apie valdžią, tarsi ji būtų galinga ir toli, didžiuliai metropolijai. Tačiau kolonijos valdžia yra maža ir nėra labai galinga, jeigu tik kolonijos gyventojas apie ją taip negalvoja. Į valdžią kolonijoje gali patekti bet kas. Čia egzistuoja politinės iniciatyvos iš apačios į viršų galimybė. Laisva valia ir asmeninė atsakomybė.
Kolonijos gyventojas turi laisvą valią pakeisti tiek valdžią, tiek savo gyvenamąją aplinką, jeigu prisima tokią atsakomybę. Vieno žmogaus padarytas pokytis čia matosi. Kolonija maža. Didelėje metropolijoje toks pokytis mažytis ir santykėje su metropolijos dydžiu atrodo nereikšmingas, todėl nevertas net pradėti. Kolonijoje jo imtis verta, nes dalykus įmanoma pakeisti. Tačiau kolonijos gyventojas dažniausiai keičia tik savo artimiausią aplinką, nes keisti ką nors ne savo naudai, o kitų jam primena kolonijos tarnystę metropolijai. Nei vienas kolonijos gyventojas nenori atrodyti kaip kito kolonijos gyventojo kolonija, todėl kolonijoje sunkiai gyvuoja bendrojo gėrio idėja. Kolonija jo ilgisi, ji ilgisi bendrumo, bet savo laisvą valią bendrajam gėriui kurti kolonijos gyventojas dažniausiai išnaudoja piktinimuisi, kad bendro gėrio kolonijoje nieks nekuria. Taip pat kolonijos gyventojas daug piktinasi kolonijos valdžia, patekęs jonimą daryti tai, kuo piktinosi valdžioje nebūdamas, į kritiką reaguoja, kad visi tokie, o įrodymai, kad ne visi jį pykdo, o neverčia pasitemti. Bet piktinimuisi valdžia, kaip ir bendrajam gėriui ir savo naudai kurti žmogus kolonijoje turi visišką laisvą valią. Metropolijoje laisvos valios nėra, čia piktintis draudžiama tiek metropolijos valdžia, tiek laisvos valios nebuvimu. Tačiau kadangi metropolijos gyventojo laisva valia ribota, jisai atleidžiamas ir atsileidžia pats save ir nuo atsakomybės. Tai reiškia, kad metropolijos gyventojas niekada dėl nieko nesijaučia kaltas, nei atsakingas, nes netiki ir nesutinka, kad žmogus veiksmus laisva valia arba atsakomybė lemia. Dėl visko visada yra kalti kiti yra atsakingi, labiausiai atsakinga metropolijos valdžia, kurios gyventojas nemėgsta tol, kol ji neima didinti metropolijos dydžio, kolonizuodama naujas kolonijas. Tada nemėgta valdžia gyventojas pamėgsta ir eina už ją kariauti kaip už metropoliją, kadangi naujos kolonijos yra viena iš retų galimybių pakeisti savo asmeninę aplinką. Daugiau uždirbti, nemokamai gauti naujų ir geresnių daiktų arba tiesiog persikelti gyventi į geresnę vietą, kurią kolonija patampa per tą laiką, kol būna formaliai atsiskyrusi nuo metropolijos, nes per tą laiką egzistuoja ten laisva valia. Kadangi galimybė, kad užkariauta bus naujų kolonijų, metropolijoje egzistuoja visą laiką, gyventojas joje savo namų ir turto neprižiūri, o laukia naujo turto ir naujų namų. Atkeltas gyventi į naują koloniją, jis nugyvena tą jos dalį, kur atkeltas, nes neįpratęs rūpintis namais ir turto prižiūrėti. Ten, kur atvyksta kolonistai, kolonija estetiškai supanašėja su metropolija, užimta kolonija, metropolija visų pirma kolonizuoja atkeldama kolonistus. Kolonistai. Gyventi į koloniją kolonistai atsikrausto vos tik jį grįžta į metropolijos valdžion, tačiau net ir po atsiskyrimo nuo metropolijos kolonijoje lieka gyventi kolonistai, ne tik todėl, kad čia geriau, bet ir todėl, kad netik, jog kolonija galėtų būti ne kolonija. Ir jos atsiskyrimą nuo metropolijos laiko laikina ir greitai pataisysama klaida. Jie švenčia kolonijos kolonizavimo šventes, kurias vadina kolonijos išlaisvinimu nuo kitos metropolijos. Švenčių metu lanko kolonijoje kolonizavimui statytus paminklus. Tokių paminklų yra kiekviename kolonijos miestelį, matomoje centrinėje jo vietoje, dažniausiai kapinių pavydalų, nes užkariaudama koloniją metropolijai ten daug kolonistų paaukoja. Čia irgi praverčia dydžio duodamas kiekio pranašumas. Kapinės, kuriuose guli kartais tik tai de jure kolonistai, dažniausiai puošia paminklas kolonistui su ginklu, kuris turi priminti kolonijos žmonėms, kas gali grėsti, jeigu paminklas bus pašalintas. Todėl kolonija bijo nuimti paminklus ir vietoj jų statyti paminklus tiems, kas su ginklu kolonistams priešinosi, nes kolonistai nemėgsta tų, kas jiems priešinasi ir apskritai nemėgsta, jeigu jiems primena, kad į koloniją atvyko kaip kolonistai. Savęs kolonistais nelaiko, nes metropolija kartoja, kad kolonistai nėra kolonistai, o yra vietiniai gyventojai, nes nėra jokios skirties tarp metropolijos ir jos kolonijų. Tai viena teritorija, kolonijos dažniausiai taip ir vadinamos teritorijomis, ten esančios gausios kolonistų kapinės įrodo, kad kolonistai ten gyveno nuolatos, tad kad ir kurioje metropolijos teritorijoje gyventum, tu visada esi namuos ir šeimininkas. Todėl netgi ir svečiuose, pavyzdžiui, buvusioje kolonijoje arba per atostogas Egipte, metropolijos žmogus elgėsi kaip šeimininkas, o kolonijos žmogus, net ir būdamas šeimininkas, jaučiasi ir elgėsi tarsi svečiuose. Metropolijos žmogus visada kalba garsiai, eina per tako vidurį, ima pirmas ir apskritai ignoruoja kito žmogaus buvimą, net jei kitas žmogus tai kitas žmogus iš tos pačios metropolijos.
Kolonijos žmogus jaučiasi kaltas nepaisant to, ar jis teisus ar ne. Ir į pakeltą toną, jėgos ar galios demonstravimą reaguoja nuolankiai, nusileidžia, atsitraukia. Čia atsiskleidžia kita svarbi kolonija su metropolija sujungianti taisyklė, tu arba svečias, arba šeimininkas. Arba paklūsti, arba paklūsta tau. Trečias pasirinkimas tiesiog neegzistuoja. Metropolija bet kurioje situacijoje dažniausiai mato tik 2 pasirinkimus ir to paties reikalauja iš kitų. Dvinaris mąstymas. Žmonėms iš neimperinio pasaulio savo gyvenime retai tenka patirti situacijas, kur tektų rinktis tik tai iš 2. Dažniausiai galima likti neutraliam, išvengti rodyti savo poziciją, paprastai tariant, nesirinkti. Bet metropolijoje trečio pasirinkimo arba nesirinkimo galimybė neegzistuoja, o rinktis dažniausiai reikia tarp blogo ir blogesnio. Pavyzdžiui, drąsos sukeliančios didžiulį kentėjimą ir baimę sukeliančios sąžinės graužatį ir pažeminimo jausmą. Besąlyginio atlaidumo saviems, net jei jie buvo neteisūs, ir besąlyginio neatlaidumo svetimiems, net jei jie teisūs. Žeminimo arba pažeminimo. Kolonija trečio pasirinkimo galimybę gali bandyti susikurti, kol turi laisvą valią, tačiau pamiršta tai dėl to, nes taip nemąsto metropolija. Kadangi iš 2 renkasi ji, taip turi rinktis ir kolonija, nes būtent metropolija dažniausiai ją ir verčia rinktis. Pavyzdžiui, būti metropolijos kolonija arba metropolijai priešiškos metropolijos kolonija. Jeigu kolonija nusprendžia būti neutrali ir nesirinkti nieko, tai metropolija ją pasirinkti privers. Visas kolonijos gyvenimas vyko ir turi vykti per metropolijas. O jeigu ir yra koks nors laisvas pasaulis, trečias pasirinkimas, į kurį veržiasi kolonija, metropolija nuolat įtikinėja kolonijas ir save, kad jis netrukus žlugs ir kad kolonija tuomet pati pasiprašys atgal į metropoliją. Praradusi tikėjimą, kad gali būti ne kolonija, kolonija savęs ima nemėgti, nes niekas būdamas kolonija nesijaučia gerai. Nepilnavertiškumo jausmas. Kolonija nemėgsta ir negali savęs priimti tokios, kokia yra, ir nuolat bando pasirodyti geresnė arba blogesnė. Tai daro kito akise, nes tik per kitą koloniją supranta savo vertę. Pati kolonija įsivertinti negali, neturi savo nuomonės arba ją vengia reikšti tol, kol nepareiškia jos kiti ir kol neaišku, kaip mąsto dauguma. Kolonija nevertins savo meno kūrinio tol, kol neįvertins jo užsienio kritikas ar festivalis. Labai įdomus jūsų filmas, bet įdomu, ką pasakys Venecija. Tačiau net ir tuomet kolonijos gyventojas nedrįs prisipažinti, jeigu tas užsienio pagirtas kūrinys jam nepatiks. Kolonijos gyventojas bijo savarankiško sprendimo, taip nieks nedaro. Tačiau bandydamas kopijuoti tai, kas tuomet ant bangos, pavyzdžiui, dalyvaudamas tarptautinėme dainų konkurse, jis visat ant bangos atsistoja tada, kai banga jau būna išsivedėjusi, kaip pradedantis banglentininkas. Savo pasiekimus kolonija linkusi sumenkinti, nes jie mažos kolonijos pasiekimai. Ji tol nevertins savo išskirtinių bruožų, pavyzdžiui, savo kalbos ar kokio nors maisto, kol svečias iš užsienio neparašys apie tai straipsnio. Vienas svečias, vieno straipsnio. Tada kolonija nuoširdžiai džiaugiasi ir tokiu įvertinimu dalinasi. Žiūrėkit, pastebėjo, kaip yra. Tačiau jeigu tą patį teigia kolonijos gyventojas, iš jo pasijuokiama sakant, kad tai provincialų ir dideliam užsieniui nereikšminga. Klaidinga ar paviršutinį svečių iš užsienio įspūdį kolonija priims kaip savo kaltę, net jei įspūdžio klaidingumas sąlygotas to paties svečio žinių stokos. Siekdama svečiui sudaryti teisingą įspūdį, tai yra parodyti koloniją tokią, kokia ji norėtų būti, kolonija dažniausiai svečiui rodys savo fasadą, tikėdamasi, kad svečias nespės pamatyti vidaus. Tačiau jeigu įtars, kad svečias kokius nors trūkumus viduje ėmė ir pastebėjo, kolonijos gyventojas paskuba pabrėžti tuos trūkumus pirmas, nes šitaip tikisi išplėšti save iš kolonijos ir svečiui iš užsienio įrodyti, kad jis kitoks negu visi kiti kolonijoje, beveik tos pat kaip svečias iš užsienio, beveik iš užsienio. Kolonijos žmogus atsisakys bet kokio savo tapatybės bruožų, pavyzdžiui, persikėlęs gyventi į kitą metropoliją, kalba su savo vaiku tos metropolijos kalba, jeigu tik tai padės paslėpti, kad jis kilęs iš kolonijos. Jis noriai siekia tapti kokio nors kito ir pageidautina didesnio darinio dalim, tačiau troškime būti tuo, kuo nors kitų slypi kolonijinis noras būti dalimi tokio darinio, kurio nariai nejaučia nepilnavertiškumo jausmo.
Tai ypač pastebima kolonijos kultūrinėme gyvenime bei prekių ir paslaugų rinkoje. Kavinė baras Siuzi, užkursime Kaune tikrą Berlyną, jau europinio lygio mūsų kinas ir panašiai. Kolonija bando savo ir svečiams iš užsienio įrodyti, kad ji nėra provinciali kolonija, bet disonansas tarp turinio ir formos, tai yra kavinės baros Siuzi personalas nemoka angliškai, svečiai iš užsienio įrodo, kad kolonija yra savęs besigėdinanti provincija. Užsienyje atsidūręs kolonijos gyventojas lengvai pažįsta kitą savo kolonijos gyventoją ir mato jame savo didžiausius trūkumus, kurių norėtų neturėti. Todėl svetimoje aplinkoje, pavyzdžiui, kitos metropolijos metro, kolonijos gyventojas visais būdais bando apsimesti, kad jis nėra kolonijos gyventojas. Ir būtent pagal šitą perdėtą pastangą jį ir atpažįsta kitas kolonijos gyventojas. Metropolija nebando apsimesti kuo kitu, bet pasirodyti geresnė nei yra bando. Kokius nors kito pastebėjimus, kaip yra iš tiesų, sutinka agresyvių puolimų arba įrodinėjimų, kad analogiška, jei neblogesnė situacija yra ir ten, iš kur kilęs tas kitas. Metropolija linkusi suteikti savaiminę vertę viskam, kas metropolija ne taip kaip užsienyje, net jei tai yra kančia metropolijos gyventojams sukeliančios jos savybės. Tiesa, bandydama įrodyti kokios nors prekės ar paslaugos kokybę, būtent jos užsieninę kilmę, ar bent jau įsivaizduojama panašumą į tokią prekę užsienyje, Eurookna ar Euroservice metropolija pateikė kaip pagrindinį privalumą. Ji tuo pačiu metu ir veržėsi į užsienį ir nuolat skelbia, kaip lengvai jį gali sunaikinti. Kolonija visada nori, kad svečias iš užsienio suprastų, kaip ją naikino metropolija. Tačiau vertindama kitų metropolijų santykių su kitomis kolonijomis dažniausiai stoja ne į kitos kolonijos, bet į kitos metropolijos pusę. Ji tiki, kad kita metropolija civilizavo kitą koloniją, nors piktinasi, kai užsienio svečiai tokį argumentą naudoja jos pačios santykiai su savo metropolija apibrėžti. Kolonija save tapatina ne su kitu kolonizuotoju, bet su kita metropolija, nes nori nors kartą būti galios ir dydžio pusėje. Kolonija svajoja ne apie laisvą valią, bet apie kitokią, gerą metropoliją. Geresnį šeimininką. Istorija. Kad egzistavimas be šeimininko kažkokią anomaliją, metropolija stengiasi pabrėžti per kolonijos istoriją. Ji intensyviai tikinėjo, kad kolonija be metropolijų niekada neegzistavo, keitėsi tik jos metropolijos, o jei ir egzistavo, tai buvo kažkoks kitas darinys, su kuriuo dabartinė kolonija neturi nieko bendra. Jeigu kolonija turi istoriją, kurioje metropolija ilgesnį laiką nevaidina metropolijos vaidmens, tuomet metropolija deda pastangas perrašyti istoriją taip, kad ta istorija nebebūtų kolonijos istorija. Be metropolijos kolonijos politiškai niekada nebuvo, be metropolijos kolonija tik tai gentis arba gyvūnas, kuriam reikalingas šeimininkas. Todėl politinį kolonijos balsą metropolijos žiniasklaida dažniausiai vadina lojimu. Kolonijos istorija prasideda nuo jos kolonizavimo, todėl ir savo laiką kolonija turi skaičiuoti nuo datų, kai buvo kolonizuota. Lietuvos spauda žadina Lietuvą nuo 44-ųjų. Kauno diena apie Kauną ir pasaulį nuo 45-ųjų. Reikšmingi visam pasauliu įvykiai kolonija turi būti matuojami ataskaitos taškais, kuriais matuoja metropolija. Karo pradžia, tada kai karas prasidėjo metropolijai. Kolonija visada norėjo būti kolonija, o jie nenorėjo būti, buvo arba nusikaltėliai, arba psichiškai nesveiki. Šiuo argumentu sutinkamas bet koks kolonijos bandymas įamžinti kolonizacijai besipriešinusius ar į metropoliją vergauti išvežtus kolonijos gyventojus. Jų ženklus savo teritorijoje metropolija visiškai panaikina, o savo ženklus paliktus kolonijoje puoselėja ir jų naikinimą vadina barbarystė. Ženklus primenančius apie kolonijos egzistavimą be metropolijos, kolonizuodama koloniją metropolija kiek gali naikina. Jeigu kolonija sukuria naujus ženklus, žyminčius kolonijos atsiskyrimą arba laisvėjimą nuo metropolijos, pavyzdžiui, šventes, kiekvienos jų proga metropolija pasirūpina, kad į koloniją atvyktų groti metropolijos solistai, kurie primins koloniją apie senas geras dienas su metropolija, kūriniuose toliau transliuos svarbiausias metropolijos vertybės ir būtinai dainuos metropolijos kalba. Kalba. Kolonija turi savo kalbą. Ji yra vienas tų retų bruožų, kuris aiškiai leidžia atskirti koloniją nuo metropolijos. Būtent todėl metropolija stengiasi, kad metropolijos kalba kolonijoje niekada neišnyktų. Ja gerai kalba vyresnioji kolonijos karta, dalis jos teigia, kad jiems pilnai užtenka metropolijos kalbos susikalbėti bet kur pasaulyje.
Nes šitaip teigia metropolija, kurie visada visur pasaulyje kalba savo kalbą, nes visur jaučiasi kaip šeimininkai. Tarpusavyje atskiros metropolijos kolonijos taip pat bendrauja metropolijos kalba, viena kitos kalbų nemoka ir nesimoko. Ir kuo daugiau kolonijų tarpusavyje kalba metropolijos kalba, tuo metropolijos kalbos visur daugiau ir tuo daugiau žinojimo, kad visos tos kolonijos vis dar priklauso vienai ir tai pačiai metropolijai. Nors turi vienodą žodžių kiekį, kolonijos kalba yra mažesnio kalba, tad metropolija laiko skurdesnė, silpnesnė, necivilizuota ir net nežmogiška. Говори по-человеческому. Kolonija todėl nepuoselėja savo kalbos, į savo kalbą mažai ką verčia, o tada sako, kad neranda ką skaityti savo kalbą, nes nieko nėra išversta. Savo kolonijų kalbų skambėsi metropolija pašiepia, kalbėti kolonijos kalba kolonijoje yra agresyvus nacionalizmas, kalbėti metropolijos kalba kolonijoje nėra agresyvus nacionalizmas. Todėl ir kolonistai kolonijoje kalba metropolijos kalba, o žmonės kolonijoje jie irgi su jais kalba, nes jaučiasi namie kaip svečiuose ir bijo galios ir kančios, kuriems metropolijos kalba simbolizuoja. Kolonija net keikiasi metropolijos kalba, kai nori būti galinga ir stipri, nes jos pačios keiksmažodžiai nei stiprus, nei galingi. Kadangi metropolija įtikina, jog metropolijos kalba didesnė ir todėl geresnė, kolonijos gyventojai nebando mokytis kitų kalbų ir noriai skaito ir žiūri tai, kas metropolijos kalba sukurta arba kūriama. Taip jie susiformuoja požiūrį tiek į išorinį pasaulį, tiek į save. Ta požiūrį ir tokį požiūrį, kokį apie viską turi metropolija. Pavyzdžiui, kad dydis ir galia, teisybė, arba kad bet kuri kolonija nepilna vertė, nes ji maža, silpna. Kolonija naudoja iš metropolijos kalbos atėjusias frazes, tikrinius ir bendrinius pavadinimus, meninės analogijas, kuriuose gausu čia aptariamų esminių metropolijos egzistavimo principų. Kultūra. Kolonijos žmogus dažnai kolonijos kultūros neišmano. Neskaitęs kolonijos poezijos, literatūros, nematęs filmų ar architektūros, nes gėdėjasi, kad jos kultūra per maža, todėl jokia čia ne kultūra. Vertė išmokytas matuoti pirmiausia pagal dydžio matą, jis negeba vertinti mažos kultūros pasiekimo adekvačiai jos dydžiui ir todėl nuolat lyginasi ne su savo dydžio šalių kultūra, su didžiųjų kultūra, kurios be abejo kiekio prasme visada daugiau, o tame kiekyje daugiau stiprios kultūros. Todėl esminis kolonijos kultūros žmogaus noras tapti kokios didžiosios galingos kultūros dalimi, būti parodytam didelę šalies, didelio miesto, dideliai scenai, dideliam teatre. Norėdamas didžių pasaulinės reikšmės pasiekimų mene ar sporte, kurį metropolija irgi kažkodėl laiko kultūra, kolonijos gyventojas desperatiškai tveriasi kiekvieną, nors menką sąsają su kolonija turinčio asmens, ką nors pasiekusio didžiuose metropolijose, net jei kolonija niekaip nesąlygojo tų jo pasiekimų. Kolonijos kultūrinio didumo norą efektyviai išnaudoja metropolija, kadangi kolonijos kultūros žmogui norint patekti į didžiąją kultūrą reikia praeiti ir didžiąją konkurenciją, be konkurencijos pas save kurti kultūrą vilioja metropolija. Kolonijos kūrėjams jį duoda išskirtinės sąlygas ir greitą kelią tapti savo didžiosios kultūros dalimi, jei tik kultūrininkas atvykęs dirbti į metropoliją nerodo nepaklusnumo esminiams metropolijos egzistavimo principams. Tuomet kolonijos kūrėjas naudojamas kaip gerojo laukinio, Nobel Savage pavyzdys, metropolijos gyventojams, rodant, matot, net ir kolonijoje esama savų laukinių, kurie gali būti visai padorų žmonės, jei tik tai juos civilizuoja metropolija. Tačiau bet koks kultūrininko bandymas garsiai sakyti, kad kolonija gali, norėtų būti ar kada nors buvo ne metropolijos kolonija, iš karto naikina nusipelnusio metropolijos artisto statusą ir iš gerojo laukinio paverčia tiesiog laukiniu. Kolonijos žmogus nelaiko problema dirbti metropolijos kultūrinėje produkcijoje, net jeigu ši produkcija skirta pabrėžti, kad kolonija yra ir visada bus metropolijos kolonija. Tokioje produkcijoje dirbantis kolonijos žmogus save dažniausiai ramina atskirti meną nuo politikos argumentų, teiginčių, kad menininkas neturi, yra per kvailas daryti politinių pasirinkimų susijusių su jo profesinė veikla. Patekęs į situaciją, kai metropolijoje menas tampa politikos įkaitu, ten dirbantis kolonijos kultūrininkas taiko dvigubus standartus. Būdamas kolonijoje kritikuoja metropoliją ir jos santvarką, o būdamas metropolijoje apie koloniją kalba taip, kad atitiktų metropolijos leitmotyvus. Šiais dvigubais standartais kolonijos kultūrinės šviesuomenės atstovas dažniausiai maskuoja savo drąsos pasipriešinti metropolijai stygių ir baimę prarasti vietą didžiojoje kultūroje.
Kolonijos istorijos ženklais, pavyzdžiui, gatvių pavadinimais pažymėti tik tie kultūros žmonės, kurie palaikė kolonializmą arba bent jau jam nesipriešinimą. Su kolonizmu nesutikę arba jam indiferentiški bandė būti kultūrininkai nepažymėti. Santykis su metropolija žymėjimui svarbiau nei kultūrinė vertė. Pasipriešinimas. Pagal santykį su metropolija kolonijos gyventojus galima skirstyti į 5 grupės. Silpniausiai prieš metropoliją palūžta. Kolonizuojami jie pradeda garbinti metropoliją, nuoširdžiai įtikėję, kad dydžio ir galios teisybė yra vienintelė įmanoma tarpusavio santykių forma. Šie žmonės viešai kartoja, kad būti kolonizuoti jie norėjo ir jiems patiko tokiais būti. Už tai patiria metropolijos panieką, nes nugalėtų metropoliją negerbę. Šios grupės patirtas skausmas ir kančia dažnai yra tokia didžiulė ir beprasmė, kad pačią kančią jį ilgainiui ima idealizuoti, tvirtindama, kad be kančios gyvenime nieko negalima pasiekti. Tai ypač paplitę metropolijos literatūroje. Bandydami pabėgti nuo pažeminto kančios, palūžusieji dažniausiai metasi į kerštą, tačiau ne tiem, kas juos kolonizavo, o silpnesniem, kadangi jie per silpni atgal sukelti kančią. Šiomis naujomis aukomis tampa šeimos nariai, pavaldiniai ar nieko dėti individai, kurie panašus į skriaudikus pagal kokį nors išorės požymį, pavyzdžiui, kalbą arba tautybę. Ir tokiu būdu pažeminimas plinta vis labiau. Didžioji dauguma kolonijos gyventojų nelūžta, tačiau kolonizacija aktyviai nesipriešina. Už ką kolonizacija jiems kartais būna truputį palengvinama, jie žeminami truputį silpniau. Todėl grėsint naujai kolonizacijai, jie teigia ir tuo turbūt nuoširdžiai tiki, kad būti vėl kolonizuotam galbūt ir nėra taip baisu. Pažeminimo santykio šie žmonės viduje nelaiko normą, tačiau su juo sutinka bandydami išvengti kančios. Dydžio teisybės įsikalėjimą vadina taika, pasipriešinimą jam karu. Ką kuo vadina neatskleidžia, bet vis kartoja, kad taika žymiai geriau nei karas. Ir nesupranta tos kolonijos dalies, kuri ruošiasi kariauti, tai yra ruošiasi priešinti kolonizacijai, nes pasipriešinti sėkmingai anot jų neįmanoma dėl dydžio ir galios pranašumo. Jeigu norės, tai pervažiuos per mus per 1 sekundę, ką jūs čia juokinat su tais savo tankais. Kadangi už pasipriešinimą metropolija taiko kolektyvinę atsakomybę, ši kolonijos dalis bijo, kad besipriešinanti ir juos įtrauks į skausmą ir kančią, kurios jie tikisi išvengti nuolankumu, kurį vadina racionalumu arba pragmatizmu. Besipriešinančius kaltina pačius sukėlus savo kančią, nes juk galėjo nesipriešinti kaip ir jie, ir besipriešinančiųjų ši dalis nemėgsta, nes kol jie priešinasi, nerimsta sąžinė, kad galbūt visgi pasipriešinti įmanoma. Mažesnė kolonijos dalis taip pat nedrįsta priešintis kolonizacijai, nes bijo to paties skausmo ir kančios, tačiau gėrisi tais, kurie priešintis drįsta. Juos remia, kol trunka pasipriešinimas, prisimena po to, kai pasipriešinimas žlunga, puoselėja besipriešinusių atminimą, niekada neužmiršta to, ką metropolija darė ir niekad neatleidžia. Šitos dalies kolonija nemėgsta prieš tai buvusi dalis ir nemėgimas dažnai abipusis, kadangi auka labiau nekenčia ne savo butelio, o kitaip nei ji į budelį reagavusios aukos. Būtent todėl, bandydama nukariauti dar nepalūžusią koloniją, metropolija nuolatos siunčia kariauti žmonės iš savo jau palaužtų kolonijų. Tikisi, kad pasidavę aukos bus žymiai žiauresnės nepasidavusioms aukoms ir dažnai nesuklysta. Mažiausiai kolonijos dalis priešintis išdrįsta. Ji priešinasi iš principo, kad nepaklustų dydžio ir galios teisybei, ir dėl to principo ruošiasi net paaukoti gyvybę, tačiau mintise netiki, kad pasipriešinimas gali būti sėkmingas. Galvoja, kad sėkmingai apsiginti būtų įmanoma tik tai kitų, gerokai didesnių rankomis. Galima kovą su metropolija mato kaip dramblį prieš musę, o ne kaip Dovydą prieš Galijotą. Todėl nors ši dalis priešintis ruošiasi, jinai nesiruošia priešintis taip, kad nugalėtų. Pergalė netiki ir būtent todėl kiti kolonijos gyventojai nenori prie šitos dalies prisijungti, nes pasipriešinti sėkmingai nepavyko jau ne kartą ir nesėkmingai besipriešinusių paminklai kolonijos gyventojo prote fiksuoja principą, kad pasipriešinimas metropolijai sukels tik tai didžiulę kančią, bet garantuotai bus nesėkmingas. Ir tik mažytė kolonijos dalis ieško būdų pirmiausia paneigti metropolijos dydžio, jai suteiktą galią bei jos pranašumą ir todėl tiki galimo pasipriešinimo sėkme. Kadangi tai sugriauto esminės metropolijos egzistavimo taisyklės, ji aršiai stengiasi tokį galimą pasipriešinimą užgniaužti, seka bet kokį kolonijos bandymą prisiminti
tokiu pasipriešinimu tikėjusius ir skrupulingai juodina jų atminimą. Bet šitoks pasipriešinimas yra vienintelis būdas kolonijoje nebūti visiška kolonija, kadangi metropolija tik besipriešinančius gerbė. Kartu tai ir priežastis koloniją kitą kartą didesnėm pastangom kolonizuoti. Abu dalykai egzistuoja vienu ir tuo pačiu metu, kadangi vienu ir tuo pačiu metu metropolija ir gėrėsi, kad jai kažkas išdrįso pasipriešinti, ir piktinasi, kaip jai kažkas išdrįso pasipriešinti. Todėl ir jos reakcija į pasipriešinimą sustos, nes labiau gerbs, ar dar labiau įsiūs ir puls labiau, tikėtina vienodai 50 prie 50. Kaltė ir atgaila. Už padarytą neteisybę, pavyzdžiui, kolonizuojant, metropolija niekada neatsiprašo. Todėl net priversta pripažinti, kad sukėlė neteisybę, pavyzdžiui, kolonizavo arba užstatė mašiną kieme, metropolija ir jo žmogus geriausiu atveju pripažįsta tuo kartu nukalėtas. Tai yra, pasitraukia iš savo kolonijos tylomis arba patraukia užstatytą mašiną, bet niekad neatsiprašo ir nesigaili, kad tai paneigtų, nes tai paneigtų, kad metropolija buvo teisi, o tai paneigtų, kad metropolija galinga. Kolonija atsiprašyti mokosi, tačiau didžiausias sunkumas jai kyla tuomet, kai turi reikšti atgailą už blogį, kurį kolonijos žmogus padarė vienas kitam, kai ten nebuvo laisvos valios, tai yra vykstant kolonijos kolonizacijai. Kadangi dėl kolonizacijos kolonijos niekas neatsiprašo, atsiprašyti neatsiprašytiems kolonijos žmonėms yra gerokai per sunku ir jie dažnai pereina, o kaip jis man, tipo kaltinimus. Vienas kitam, kurio esmė, kuris kolonija labiau tarnavo metropolijai. Šie ginčai, nutraukiantis dėmesį nuo metropolijos atsakomybės, sudaro didžiąją dalį kolonijos santykių su savo praeitim. Nuolatinė grėsmė ir nuolatinis karas. Bandydama kolonizuoti kurią nors savo koloniją, metropolija nuolatos kariauja. Tačiau jeigu ji galutinai nukariaus visas savo kolonijas, jų nebeliks ir metropolija tada bus niekieno metropolija. Todėl ji siekia nugalėti kolonijas visiems laikams, kartu to niekad nepadarant. Tad metropolija nuolatos atvirai graso ir tuo pačiu nuolatos tai neigia. Kasgi jums graso, kam jūsų reikia. Tokiu būdu kolonija jau labai ilgai išgyvena nuolatinio laikinumo būseną. Nuolatinio laikinumo būseną. Kolonija yra labai ilgai, bet nuolat laikinai. Kiekvieno kolonijos gyventojo galvoje pasąmoningai tiksi sąlyga, kad atsiskyrimas nuo metropolijos yra tik laikinas ir anksčiau ar vėliau ji vėl taps metropolijos kolonija. Tai lemia kolonijos kūrybą, politiką, planavimą, svajonės apie ateitį. Čia itin retai, kas daroma kartą ir visiems laikam, nes kam daryti ką nors amžino laikiname pasaulyje. Amžinas laikinumas kolonijos gyventojo pasąmonėje nuolat palieka klausimą, kaip reikės elgtis ir išgyventi, kai metropolija ir vėl ateis kolonizuoti. Ateis ar neateis, kada ateis, ką man daryti, jeigu ateis. Skausmingai priešintis ar skausmingai pasiduoti, gyventi sąžinės kainą ar su idealu, bet negyvent. Dvinarė čia pasirinkimo galimybė, ar šį kartą bus koks nors trečias pasirinkimas. Išsilaisvinimas. Kolonija nustoja būti kolonija, kai nebemąsto ir nesilgia kaip kolonija. Kolonijos laisvė nuo kolonijos, tai laisvė metropolijai nuo savęs pačios. Be abiejų nelieka ir imperijos. Imperijos gali ir nebūti. Ačiū. Ačiū. Kaip ir praėjusią sykį kviečiu galvoti klausimus ir prisijungti į diskusiją. As before, I'm inviting everyone to think about questions and join our discussion. Labai geras pranešimas, toks liūdnokas pranešimas. Iš pranešimo atrodo, kad čia viskas taip pasmerkta būti visą laiką tokiame santykyje. Ir, žinai, socialinių mokslo teorijos irgi sakytų, ne, kad norint apsibrėžti tapatybę reikia santykio su kitu. Ir viena, aš galvoju, kas galėtų būti sveikas santykis su buvusia metropolija. O kitas variantas, galvoju, kas jeigu mes užmirštume, ne, kad tiesiog užmirštume jos egzistavimą, žinai, uždarai sienas, nubraukė visus ekonominius ryšius, gal išeitų, gal tai veiktų. Tai aš dabar išverčiu į anglų kalbą ir tada parašysiu tavęs taip pat dvikalbiškai. So it was
I say that it's a very good presentation, sad one though. And my question is, are we actually determined to always be dependent on metropoly? I don't know how it's translated into English. So according to social science theories, in order to define your own identity, you need other as well. And I wonder if there's a more healthy way to connect to former empire, or maybe another way to deal with former empire or other empire, or the other is just to forget that it exists, to seal the borders, cut off all the economic relations. Maybe that's the way. Man labai sunku mąstyti žodžiu, tai į kiekvieną klausimą man reiktų atsisėsti ir galvoti ir tada parašyti. Ir tada aš galėčiau parašyti, nes šitą dalyką rašiau 6 metus, turbūt gal 8 kokius, nežinau, tai vis užsirašinėdamas ir ieškodamas progos, kur čia man, kaip čia man taip išdėti. Tai vien tai, kad tai tiek ilgai užtruko, aš manau, kad nėra jokių greitų sprendimų, kad ta prasme tai yra kažkas, kas egzistuoja nuo labai labai seniai. Tai nėra tik tai sovietinė okupacija arba dar kažkas, tai yra tokie giluminiai gyvenimo šalia imperijos kažkokie, dėl to ir vadinu tai tokia simbiozė kaip grybo šalia medžio. In order to reply, I need to consider that in a written form, so to sit down and write those things, because it took me some years to write them down as it is now, as I presented them. So therefore, I don't think there are any quick replies to this. It is a bit of a symbiotic coexistence that lasts for ages, and before the empire collapses as it is and stop rejuvenating and stop renewing itself in whatever shape and whatever form, I don't see any capability due to the symbiotic coexistence. The suggestion that you propose, pasiūlymas, kurį tu sakai, tiesiog pamiršti, aš taip norėčiau, bet primena apie save. Tiesiog ateina ir primena, tai neišeina. I would like to forget about that and just to exist as if it doesn't exist besides me. It might happen maybe here in the dunes, but then on a weekend, but it doesn't. But even there, you see the shell, you see the ship, you see, I don't know. Tai kur čia lašelis vilties visam šitame? Where is the, bit of hope? In metaphysics. Nėra šitam pasaulio vilties, tai prasme, viltis tenai. Viskas to ir baigsime, ne diskusiją. Čia jeigu rimtai. Aš gal pratęsiu, susijant su pranešimu, kuris buvo pirmas apie Ukrainą, ir pranešime buvo cituota, aš nepacituosiu cikliai, bet poeto eilutė, kad taip negali būti, ne? Kai taip susidari, taipgi negali būti. Ir man vis sukosi, aš vis galvojau, tai ką daryti, kai tu pamatai, kad taip gali būti, taip kaip vyksta, taip gali būti. Ir tada, kaip iš to, ką ir tu sakai, kaip su tuo gyventi. So my question is, and I'm relating to the first presentation where there was a quote that from the poet, Ukrainian poet, that it's impossible, it cannot be this way. And Ukrainians are living with, it can be this way. And I continue asking Karolis, so how do you live with that when it can be this way? Tas turbūt iš dalies siejasi su tuo tavo prieš tai buvusių klausimų dėl vilties. Jeigu jos ieškoti ne metafizikoje kažkur čia, tai kadangi, žinau, mane iš dalies augino ta tokia, kaip čia, amerikietiška self-made man idėja, ne, kuri dabar turbūt ir jau pačios tos valstybės nebelabai beveikia, nebelabai beveža jos į priekį, bet jinai ją išeksportavo
Ir mano galvoje jinai vis dar yra gyva, tai man atrodo pirminis tas vadavimasis iš to kolonializmo, tai yra šitas klausimas savo, ką aš darau. Net vakar kažkaip, kai reikėjo skambino iš LRT, atrodo, žurnalistai ir klausė apie Nidos forumą manęs ir pono Gailiaus. Ir pirminis klausimas kažkaip jis nuskambėjo taip, kad Amerika, žodžiu, jeigu Amerika žlunga, tai kas su mumis? Ir aš sakau, nežinau, mes patys spręsim, kas su mumis. Bet šitas va, tas toksai kažkokio vaiko sąmonė, kad, nu, jeigu tėvelis ir mamytė nepasirūpins, tai viskas. Tai kažkur čia giliai, man atrodo, prasideda. So as I was raised on the idea of a self-made man that was brought to us by American pop culture, which the idea that probably does not even exist anymore as a nourishing tool in the States themselves, but here it still does exist in my mind. So I think that this decolonization in our case starts with this like self activity, like subjectivity of our own, because the mindset which keeps on, and you see that in a lot of strategic planning of Lithuanian politics, like who's gonna take care of this? If those who promised to take care of us before won't, then who will? Like instead of asking the question yourself, what can you do in this matter? And absolutely, there are a lot of, I think that in our generation, at least I see that there are a lot of people who are actually taking it in their own arms, you know, and taking this responsibility. But yeah, but it takes generations to change, probably. On this optimistic On this optimistic note, matau klausimą ir tikrai noriu atidaryti auditoriją, užduoti klausimus, nes mes liksime tą fiziką. Šiuo atveju, mikrofoną aš jau gavau seniai, bet mano bus gal ne klausimas, o kaip čia pasakyti, toksai atitarimas. Pirmiausiai, nuo kada mes save vadinam koloniją? Aš taip sugalvojau. Aš taip sugalvojau. Nu tai jūs tikriausiai netgi apšokot Tanidžiutą. Tai yra Amerikos istorika, kuris apie Sovietų sąjungą kaip apie kolonijinę valstybę savo pokaryje parašė. Ir tai buvo, nu sakyčiau, didžiulė naujiena. Ir kartu aptarė sovietinės valstybės kolonializmo specifiką. Tai yra metropolija, kuri yra silpnesnė už kolonijas ir taip toliau. Ant savo kailio aš tą patyriau 2014 metais, kai bandžiau profesionalių politikų, sakysim, kompanijoje, ne lietuvių, kalbėti apie, tai buvo Krymas, apie tai, kad tai, kas čia vyksta, yra kolonijinis karas. Ir 100% ten dalyvavę žmonės pasakė ne. Ir į klausimą, kodėl jūs taip manot, nes nėra jūros, kuris skirtų Rusiją nuo Ukrainos. Aš gal išversiu bent dalį klausimo. So, first part of the question sounded like this. Since when do we call ourselves colony? According to Tony Jed, in his book After War, he's saying that Soviet Union was not empire colonizing all others because it was was empire. In Tony Jed's book, it's first time the Soviet Union was called empire, very clearly. But he was saying that colonies were stronger than... That was not typical empire. Ir taip pat dalyvaujant diskusijose su ekspertais, minėjot, ar ne? With experts. Nu, tai buvo diplomatai. Participating in discussions with diplomats, they were also referring to the Crimea invasion in 2014, correct? That it is not colonial war because there's no sea. Yes, between Russia and Ukraine. So that territorial, and to add to this, aš galiu kalbėti angliškai iš karto, tik tai mano toks Romo išmokta anglų kalba.
Tai kitas dalykas buvo ir įdomus labai pokalbis ir gana tikrai įdomus, kai kalbėjau su rusų ambasadorium ir jis taip gana įdomiai tą pasižiūrėjo dėl paties, ne tiek dėl Krymo, bet sako, va jūs vis spaudžiat, kad Rusija pripažintų, jog jūs buvot okupuoti. Bet mes pripažinom, kad jūs buvot aneksuoti. O aneksija yra daug šlykštesnis veiksmas, kuris faktiškai okupaciją paverčia kažkuo, ką labai sunku suvokti, bet kas labai esmingai perkeičia visuomenę. Ir tikrai, tai buvo taip, jau Rusijos ambasadorius UNESCO, pats istorikas. Ir žinoma, tai mes ne prie mikrofono apie tai kalbėjomės, bet čia yra kitas dalykas, kad mes gal pirmą kartą, nes okupacija, tai kolonijos nėra okupuojamos, jos yra prijungiamos kažkokiu būdu. So, there was a meeting with Russian ambassador, and he's questioning why Lithuanians are constantly pushing for Russia to recognize that we were occupation occupied. by Russia. But annexation is much more... He said we already recognized annexation, what's true, and early. And annexation is more corrupting and perversive way of subjugating territories or societies. And I think he was absolutely right. But we never... For us, annexation is something lighter. But actually not, because when we have problem about collaborating, who were collaborators in a next society, in a next country, it's much more confusing. And especially, when Lithuania was annexed, with all theater that was made for it, no one called for resistance. And word occupation was never pronounced at that moment. Anyway, but here we have author of movie on that issue. Bet aš norėčiau apie tai tada pasakyti dar vieną tokį dalyką, kalbėdama apie, kad yra santykiai tarp metropolijos ir kolonijos, ar kolonijos ir metropolijos, kalbėdama apie Portugalijos imperiją. Teko tikrai įvairiopai patirt, kad didelė Brazilija ir labai didelė Brazilija, kuri gavo savo kalbą iš dabar mažytės Portugalijos, į Portugaliją iki šiol žiūri kaip į pavyzdį. Ir santykis tam tikra prasme yra kaip ir kolonijos. Bet tuo pat metu Portugalija į Braziliją taip nežiūri. Ir Portugalai dar daugiau. Pastaruoju metu su įvairiausiom krizėm Portugalai važiavo dirbti ir uždarbiauti į buvusias kolonijas, tokias kaip Angola, netgi Mozambiką. Tuo pat metu mažytė Portugalija turi imperinį jausmą, bet jis yra atsakomybės. Pavyzdžiui, Portugalija, jos karinė galia, kokia jo jinai bebūtų, ne tik čia pas mus oro misiją atlieka, bet faktiškai yra atsakinga už labai didelę Atlanto okeano dalį. Taip, kad yra kiti modeliai. Ir galimi. Ir tik tai čia mes kalbam galbūt apie savo tokį egzistencinę neviltį. Tai jo, aš savame suprantama sutinku, kad yra kiti modeliai ir šitas tekstas netinka apskritai, jeigu tai mes jį bandytume kažkaip, aišku, pakelti į kažkokio bendrinio kolonijos imperijos, kolonijos metropolijos santykio bendro vardikliuose, aišku, kad netinka. Tai visų pirma... Aš čia nesistengiu būti didaktiška, bet net ir jūsų minimoje Portugalijoje jokioj, kaip čia, gero tono kompanijoje neįmanoma pasakyti, kad kolonizacija yra gerai ir liuks, ką darėm. Ir taip reikėjo, ar Angolai, ar Mozambikui. Tas Baltijos postkolonializmas, man atrodo, buvo Violetos Kellertas sudaryta tokia rinktinė, kur turbūt Baltijos šalyse buvo pirmą kartą bandymas prieiti prie šito klausimo iš tokio akademinio taško. Ir aš atsimenu dar turbūt, kai mokėmės, aš tą knygą taip pasiėmiau ir bandžiau skaityti.
Ir tai buvo toks ankstyvas bandymas, tada aš ėmiau visą literatūrą, kuri vis dėlto yra, na, ta akademinė literatūra rašyta, žinau, sakykime, buvusių prancūzų kolonijos autorių, ne? Ir niekas tai netinka, prasme, mūsų santykiui, nes visą laiką marksizmas tampa į Rusijos, na, Sovietų sąjungą, tampa to laisvinančiuoju faktorium ir dėl to joks susikalbėjimas nepavyksta. Bet man atrodo, kad lygiai taip pat to susikalbėjimo dažnai pritrūksta ir iš mūsų, tai yra dėl to, kad, kaip jūs ir sakot, nuo kada mes laikom save koloniją, dažniausiai mes nedrįstam savęs pripažinti, kad mes esame kolonija. Dėl to, kad tu šitaip iškristum iš Europos naratyvo, į kurį tu taip norėjai ilgai sugrįžti ir tada nuvažiavus į Paryžių ir važiuojant metro, žiūrint į žmogų, kuris yra atvažiavęs iš buvusios Prancūzijos kolonijos, aš turėčiau daugiau jausti bendro su juo, negu su paryžiečių buržuo. Todėl, kad mano močiutė atrodo taip pat kaip ta moteris. Per labai daug bendrų vardiklių, priešingai negu, aš žiūriu į savo, ten, sakykime, močiutės amžinatilsį amžiaus žmogų Paryžiuje ir iš tikrųjų tarp mūsų bendro yra labai mažai. Yeah, okay, I'll try to sum it up in English. Naturally, this text that I have read cannot be as a common denominator for the whole of colonial discourse because it's adapted to our particular specific situation. But neither can be the text the legendary text by Alberto Memri or other authors texts that were written in 60s and in 70s and were adapted to the colonies of the European empires. Those either don't work in our situation because there suddenly the Soviet Union, not officially in the text, but then in the mindset becomes the good, another good empire, which then counterweights, and you naturally see in a lot of those colonies suddenly the local population today, let's say, I don't know, Mali, people waving the Russian flags when Wagner is disposing their troops there. And exactly. So I think the intention lacks on both sides, but probably the most important is to, first of all, admit, I'm trying to do that, to admit that we are, at least in the mindset, a lot of those features still makes us a colony. So that's the sum up. Labai diena. Iš manęs didelę dalį klausimų arba pasisakymų jau atėmė kolegė prieš tai. Paversti jūs, ar ne? Ar jūs? Vertimo. Kaip jums patogiau? Part of the question was already asked. Jeigu aš teisingai prisimenu, tai pavergtam prote Česlovas Milošas šnekėjo labai panašius dalykus. Ką jūs dabar sakėte, tik tai niekad nevadino imperija kolonija. Tai čia modelio pasirinkimo klausimas, aš šito sutinku, kad ypač socialiniuose dalykuose modelį galima laisvai rinktis, vadinkim taip, sutarėm, kad čia mes šnekam apie Rusiją ir Lietuvą. Tai man beliko vienintelis klausimas. Jūs nieko nešnekėjote apie laiko dimensiją. Aš manau, kad 50 metų pastarosios okupacijos buvo mažiau baisus negu 125 pirmosios okupacijos nuo 1795. Tai... Aš galiu išversti? Prašau. So, Czesław Miłosz in Captive Mind, he was referring to something very similar without using those concepts. But the question is about time dimension and comparison between different periods of occupation. Is occupation that started after 1795 was longer and more brutal than the last previous one, which lasted for 50 years. Ir mums užteko praktiškai 20 metų
iš esmės didelė dalim, bent jau pakankamai, kad judėtume į priekį 20 metų, kad atsikratytume kolonijos pojūčio savyje. So it took us around 20 years to get rid of the feeling of being a colony. Dabar jau 35 turim. Negi jūs tebejaučiat, kad tebesam ten pat, kur buvom 90-ais? Jūsų išvardintų dalykų požiūrį. Ačiū. Do you actually think that we're in the same stage as it was in 1995? Is it? Since the 90s. Savaime suprantama, čia pokytis yra, aš nenoriu to ginčyti, bet man atrodo, egzistuoja kažkas sąmoniai, ką nauja kolonizacijos banga labai greitai atgamina. Net jeigu tai buvo prislopinta, tai labai greitai išlenda. Ir daug ką šitą tekstą aš taip, kaip čia, rašiau tokiu, kaip čia vadinasi, dedukcija. Aš kažkokį pamatau dalyką, jis yra konkretybė, tada aš iki bendresnio principo išsivedu. Žiūriu, ar aš 3 tokius pamačiau, jeigu pamačiau, gal vedu bendresnį principą. Ir visą tai aš matau dabar. Tai nėra 92-95 metų reikalai. Dėl to man atrodo, kad šita nauja banga kolonizacijos, Ukrainos puolimas, ta prasme, kuris gražina visą aršų kolonizacijos būdą, turbūt net didžiąją dalim gal net panašesnį į tą periodą, apie kurį jūs kalbate. Tai yra ta ankstesnė, nesovietinės modernizacijos tipą, bet tą grynąjį, ta prasme, grinosios karinės galios tokį 19 amžiaus kažkokį. Tai visą tai labai greitai gražina į protus ir kolonijos reakcija į tokią, ta prasme, gražina koloniją mumise, iškapsto ją vėl ir iškelia. Ir taip galima sakyti, kad tas tekstas tik tai apie Lietuvą ir Rusiją, bet ne visiškai taip galbūt, bent jau apie visas Rusijos kolonijas buvusias. Savaime suprantama, kad ten skiriasi lygis ir tai ne visi punktai tinka visom kolonijom, bet dauguma šitų bruožų, man atrodo, išlenda atgal vos tik tai iš imperijos vėl pasirodo grinoji kolonizacijos grėsmė. Ta prasme, ir tu vėl išsikeli tą traumą ir vėl atsinaujini tas reakcijas į jas, kurias visą laiką taikai. So the question was whether there has been any major change in the last 35 years. Absolutely was, but I'm saying that due to this new wave of the Russian colonization, this time in Ukraine, and due to the sheer brutality of this wave, which probably reminds more the type of 19th century or earlier than the Soviet modernization, the later Soviet modernization especially, which was at least wrapped in some kind of cozier ideological cloth. The reaction that you have been burying in the ground for some time now in Lithuania suddenly jumps up. And appears that the tools to cope with this colonization, they are still alive in the mindset. Because when I was writing this text, I was not writing it as a historical thing, but as a deductive conclusion from things that I observe in the surrounding society, and therefore expecting to get these questions like, what are the concrete examples? Some of them I put bits of it in the text, but I have a file there in my computer with like 12 pages of like exact examples grounding every single of those. So we can go to that if you want to, but probably you don't. Dėkui. Karolis, atsakydamas į Irenos Vaišvilaitės klausimą, dar labiau viską sukomplikavo apie tą
kolonijinė tapatybė, kuri egzistuoja, bet nėra įsisąmoninta, o jeigu įsisąmoninta, tai nėra pripažįstama. Sauliaus Šaltenio miuziklė yra tokia ironiška dainelė, kur choras atlieka, ten kur dainuoja, kad pernai aikštę išasfaltavo, provincija daros nebe provincija, tik svarbu, kad žmonės galvotų ne periferiškai. Tai mano klausimas yra, o tai kas tada tą koloniją daro nebe koloniją? Nuo kokio momento tai atsiranda, jeigu ta tapatybė nėra pripažįstama, ar apskaitai nėra jokio universalaus sprendimo, tiesiog yra kažkokia tūnanti, nelabai graži tapatybė, kuri laiks nuo laiko išlenda ir tiesiog reikia kažkaip, nežinau, jie vitaminai stabilizuoti, bet realiai kaip herpesas tūnantis organizme, laiks nuo laiko išlenda, tai kaip? Dėl to angliškai? Gal angliškai ir kaip pasakytum klausimą? Pabandysiu labai trumpai. In a nutshell, so where is this moment when this colonial identity stops existing itself, when colony stops being the colony, or it's when this identity is hidden or non-recognized by those people, inhabitants of colony. Yeah. Aš jau, sakau, neturiu jokio gudresnio atsakymą negu tai, ką jau minėjau jo giliai prieš tai, atsakomybės prisėmimas už savo ateitį. Ta prasme, laisva valia ir asmeninė atsakomybė, aš neturiu jokių kitų atsakymų. Laisva valia ir atsakomybė padaro žmogų laisvų. Laisvų žmonių bendruomenė nėra kolonija. Tai aš taip suprantu. Ir kadangi aš, ilgokai gal taip daugiausia tokiam empiriniam labiau pasaulį gyvenu, man sunku teoretizuoti kažkokiais tokiais konceptais kalbėti, čia pasistengiau, bet paprastas pavyzdys, aš sakykime, matau nuo 17 metų būdamas Šaulių sąjungos narių, matau tą tokį mikroklimatą prisiimančio atsakomybę žmogaus, ateinančio iš biuro, neturinčio jokių labai didelių ambicijų, tiesiog vedamo absoliučiai reikia kažką padaryti man. Tik kiek aš čia lauksiu, kol kažkas čia už mus padarys. Man niekas nieko nedaro, tai gal ir nedarysiu. Kodėl turi daryti iš viso? Toks labai labai paprastas, viskas susiveda į tiesiog laisvą pilietį, prisiimantį atsakomybę už savo bendruomenę. Ir pasirodo, ir tada ta bendruomenė kažkaip, man atrodo, visai gerai susitelkia. Ir aišku, niekada nebus taip turbūt, kad absoliuti dauguma tos bendruomenės narių šitaip elgtųsi, bet užtenka nedidelės grupės, kuri elgiasi ir jį veda į priekį. So I don't have any better response to this than a free individual who takes responsibility for the fate of its community, the society. And being a member of Lithuanian Riflemen Union, I see the evolution of this in this particular association, but there are plenty of them, like many more of them. Somebody goes to the anonymical alcoholics and does the same, no, really, it's like, no, I mean, I have exact examples, like where people think I can help, like I help myself, I can gather people and make them take responsibility for their life. So, I mean, it's a very banal answer, but not a well-developed concept, but that exactly is the medicine for curing the feeling of colony in yourself, it seems to me. Atsakomybė asmeninė ir laisva valia, nebūtinai priklausomai nuo karo grėsmės, ne? Does not depend on the threat of war. Ta prasme, kad jeigu nėra karo grėsmės, tai nereikia ir atsakyti. Taip, aišku, savami suprantam, bet ta karo grėsmė šį kartą katalizavo. Tai taip jau galėtum gal ir tikėtis, kad tekės ta upė be tavo pastangų, bet karo grėsmė ir kitų reakcija į ją, kuri netitinka tavo lūkesčių, kaip tu norėtum, kad reaguotų. Visi reaguoja per mažai. Reikia kažkaip daugiau. Nes mums labiausiai grėsia.
Tai ir veda tą žmogų. Tai taip, jinai neturėtų priklausyti, bet šituo atveju jinai truputį akceleruojama yra turbūt šitos grėsmės. So it shouldn't depend naturally, this insistence to take up responsibility, it shouldn't depend on the threat of war only. Like if there is no threat, I do nothing and I just flow. But in this case, it works as an accelerator. But because I see a lot of people taking up responsibility, and it seems that we are moving. But as I want more, so I keep on writing these texts. Mes turime laiko turbūt kokiam vienam klausimui, dviem mažiem. We have time for one or two smaller questions. Shorter questions. Sveiki. Žinot, tokia truputėlį replika tikriausiai, kada kalbėjome apie tas kolonijas, Hanos Arendt totalitarizmo pagrindai, jinai rašo apie dviejų tipų kolonijas, apie užjūrio kolonijas ir kontinentinės. Ir kontinentinės teorijos iš esmės yra šliaužinti aneksija. Iš esmės tai yra tos pačios valdžios replikavimas, kuri yra metropolijoje. Bet jeigu tu esi užjūrio kolonija, tai iš esmės valdžios replikuoti neįmanoma. Jinai visada, užjūrio kolonija visada turi žymiai daugiau autonomijos. Ir kadangi mes esam šalia kontinentinės imperijos, mes visada būsime jos įtakoje. Paradoksai žinoma, kad Rusija turbūt nėra vienintelė kolonija, jeigu taip žiūrės, vienintelė metropolija. Britanija, pažiūrėkit, kas nutiko škotams, velsiečiams ir airiams. Vienintelė airiai kalba atsiskyrė, bet jie vis tiek didžiąją dalimi kalba anglų kalba. Tai mes iš tikrųjų gyvenam labai keistais laikais. Ir kaip Edvardas Saidas sakė, Burnsas rašė anglų kalbą, bet jisai buvo nepriklausomybės poetas, airių. Čia yra airių. Atsiprašau, gal tada suklydau. Bet idėja yra ta, kad mes, kaip ir sakė, aš einu, daugiau iš tokio, aš pats esu psichoterapeutas analitinės krypties ir galvoju, kad mes nesąmoningai visada turime savyje tiek pat imperinio mąstymo, tiek ir kolonijinio. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek daug lietuviai kartoja, kad mes, kaip jūs sakėte, buvom iki Juodosios jūros, tai mes turim tą pačią imperinę logiką vidinę. Ir turim tokių užmojų ir galim pasakyti, kad labai daug galim padaryti. Tai ta vidinė prieštara, supratimas, kiek daug turi savyje imperinio troškimo ir tiesą pasakius, ko to paties kolonijinio mažumo. Tas daro mus kažkokiais, nežinau, turbūt, tai suteikia tą asmeninę atsakomybę, suvokiant ir imperijos ir kolonijos tą santykį. Tai tokia replika. So we have, reacting to the previous comment, we have different types of empires. We have maritime empire and land empire. And land empires, they're constantly moving and there's constant threat or constant, and they do not replicate structures of power. They can, no, they do replicate the structures of power. The maritime empires cannot really do that. But most important thing is that there's, in most of us, we have inner tension between feeling as a colony and wanting to be an empire. Here in Lithuania, we constantly remember being from one sea to another sea. So those two things are always inside in tension, and we should reflect on both of them. Bet tai ir yra, ką aš bandau pasakyti, kad kadangi tau sako, kad dydis yra vertė, tu ir bandai per jį apsibrėžti. O aš neturėčiau bandyti apsibrėžti per dydį, nes ne dydis yra mano privalumas, ne grinoji brutali jėga yra mano privalumas. Yra specifinės mano bendruomenės vertės,
kurios nepaklūsta nei dydžio, nei galios savybėms, bet jeigu tau ilgai kartojo, kad tik kaip didelis tu gali turėti vertę, tada savaime suprantama, kad ir tas tada labai smarkiai pasklinda kine, prasideda šitie lyginimai. Tai kada mes kaip amerikiečiai? Niekada. Niekada. Kada mes kaip prancūzai? Niekada. Taip nebus. Mes neimsim ir nepastatysim Šindlerio sąrašo, nes mes neturim nieko iš to dydžio. Tai neįmanoma, reikia pamesti šitą. Bet aš atsimenu, kažkada man teko vasaros mokykloje būti Reikjavike ir tai buvo kaip tik laikas po finansinės krizės, kai aš tikrai aikštėj mačiau, reiškia, tuos bankininkus, kurie vis dar nebuvo pardavę savo Harley Davidsoną, bet nebeturėjo pinigų benzinui, tų motociklų. Ir tada buvo, regis, pirmasis protestas, tas jau toks aršesnis protestas prie Alþingo. Pirmą kartą turbūt iš viso Islandai mėtė ten akmenis į parlamento langus. Per pasaulinę žiniasklaidą praėjo, kad ten Reikjavike kažkokie neramumai ir yra toksai diasporai skirtas angliakalbis leidinys, Reykjavik Grapeyard. Ir jame yra skiltis laiškai redaktoriui. Reiškia, ir kadangi didžiąją dalį turistų sudaro amerikiečiai, kanadiečiai, buvo daug tokių laiškų, reiškia, ar saugu atvažiuot, ar tikrai nieko neatsitiks, ar nepavojinga. Tai atsakymai į redaktoriaus į tuos laiškus būdavo nesaugu, nevažiuokit, pavojinga, elektros nebėra, baltos meškos centre miesto, viskas blogai. Ir va tada man buvo pirmą kartą toksai, mažos šalies orumas toksai, ta prasme, buvusios kolonijos, bet, buvusios kolonijos, bet, sakykime, jau senai išsigydžiusios. Ir kita vertus, Danija nebe yra, savame suprantama, ten aš gal taip giliai dabartinio santykio su Grenlandija neanalizuoju, manau, kad ten yra dar vis tokių likučių, bet tai visai kita reakcija. Man tada atrodė, kad ką mes darytume. Mes turbūt padarytume kokią nors kampaniją, kad tikrai atvažiuokit. Ta prasme, nes kas bus, jeigu neatvažiuos. Tai meškos sugrįžo, ačiū Dievui. Yeah, referring to that question, my reply would be that that's what I was trying to mention when I say that when the empire dictates you, the metropolis dictates you, that the size, the sheer size is a greatest value you could have. That's when the Lithuanian attempt appears to bring the size into the importance, and when then we consider our history and seek for the size in the history, well, we shouldn't, because that's not what we are strong at being big, and shouldn't be probably, because we have totally different strengths and should cultivate those strengths. But it's the same thing with this. We've been talking about the Soviet industrialization, and then there is like, where are the big factories that you had? Like, we don't need a big factories, like we never would have built factories as such. Yeah, but you know what I mean. And then I had this tiny experience in Reykjavik in Iceland in a summer school, which was just after the collapse of Lehman Brothers, the bank, when the bankers were still riding in circles with a Harley Davidsons in the central square of Reykjavik, but didn't have money for the gasoline anymore. And that was the first time when Icelanders, they were throwing stones into the Alþingi, and that went as a wave through the world, breaking news. And there was a newspaper called Reykjavik Grapeyard dedicated to the diaspora living in Iceland, and the first page of that newspaper is dedicated to the letters to the editor. And at that time, most of those letters that came from Americans or Canadians, which make biggest part of the tourism industry,
most of those letters were like, is it safe to come to Iceland? Like, shall we come? Is it safe? And if that would be a Lithuanian reply, probably there would be a lot of insistence that it is, do come please. Instead there, most of that was a bit of ironical ridicule. Like if you think we have white bears on the central square, and that's what it is, like don't come. We uninvented the wheel due to this crisis. So we don't have electricity, nothing, people riding on sledges, like, sorry. And that was a bit of, maybe a bit arrogant, but at the same time, dignified answer, I would say. Turim laiko vienam trumpam klausimui, nes aš pražadėjau, kad Karolio mes neužlaikysim. We have time for one short question. Okay, so my question will be the last. Tokį trumpą, žinai. Kaip nesuvienodėti su priešu? Kaip toks trumpesnis toks. How to not behave as metropoly? Neturiu paruošto, nežinau, neturiu paruošto atsakymą, dabar bandau, ką nors greitai improvizuotai. Jūs vis tiek galvojate šauliuose, kaip netapti? Nu tai va, tai čia gal ir iš dalies atsakymas yra su tuo susijęs. Tai tu turi ieškoti, žodžiu, kuo tu esi pranašesnis. Toks, koks tu esi. Ne? Nu tai laisva valia, jau minėjom, tenai kiti dalykai ir reiškia nežaisti pagal priešo kortas, šiaip ar taip, nežaisti priešo diktuojamą žaidimą, niekada nepaklūsti tam naratyvui, kuris tau yra nupiešiamas. Tai ir tas, vat, nu tai dar konkrečiau sakant, truputį pagalvot prieš kontratakuojant, ne? Nes man atrodo, kad labai dažnai ir labai nemažai tokio Lietuvos politinio naratyvo, istorinio naratyvo, ten kas nors, kas susiję dabar su litvinizmu, pavyzdžiui, yra tokio staigus, ne? Bet kartais, jeigu tai taip truputį, nu, ir ta labai lemia emocija, aišku, vis tiek Lietuva pietų Baltijos valstybė, ne? Tai šitas toks užsidegimas, kuris gal ten estų ir Suomių netiek būdingas, bet man atrodo tada, šiek tiek patidėjus tą emociją į šalį, galima visą laiką rasti būdą, kaip apeiti ir padaryti Vytauto manevrą. So I don't have any better prepared reply because it would take time once again to consider, but the question was how not to become your enemy, how not to become just as your enemy is, you know. So my reply is to stop and think for a while before you counterattack, so that while you're considering, you would understand what are your strengths, and not to play the enemy's game there, not to follow the narrative that, in this case, the great empire is trying to impose on you, whatever the domain of the combat is. Be it intellectual, be it in a literally military field. And I think that Ukrainians are proving themselves that they do know how to play this game. But they learned to in these forced circumstances, and we need to learn as well. So be it a battle for historical narratives, whatever, in the Lithuanian case, as it is a southern Baltic mentality, which means a hot character in Baltic terms, then it takes us a bit to calm ourselves down, you know, and think of how do we actually supersede them. So. Ačiū. Ačiū. Ačiū.